Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Gerbėmiai Kauno Įgulos kariai, savanoriai, vietinės rinktinės kariai, laisvės kovų dalyviai, tremtiniai, generolo artimieji, mėly kauniečiai. Noriu pasveikinti visus šią gražią dieną su tikrai iškilmingu įvykiu. Mes pagaliau grįžtame prie savo istorijos ištakų, atstatome paminklus ir gerbėme, rūpiname savo istoriją. Tikiuosi, kad kai Lietuvos kariuomenė minės kitą apvalų jubiliejų, šis karo istorijos muziejus bus pilnai pabaigtas ir jisai minės visas svarbiausias Lietuvos istorijos datas. Generolas sakė, kas negina laisvės, tas nevertas jos. Galima tik pridurti, kad dabartiniais laikais laisvės neapginsi, jeigu nežinosi savo tautos ir valstybės istorijos. Šiandien yra mums labai svarbi diena. Mes įamžiname savo vieno iš kelių sūnų atminimą, atidengdami jo paminklą čia sodelėje prie karo muziejaus. Galbūt kai kas įvairiai vertina generolo Paulo Plechavičiaus veiksmus 26 metais, bet visi vieningai seka jo pavyzdžiu ir didžiuojasi, įtvirtina vietinės rinktinės sukūrimą ir Lietuvos gynybą. Jo pavyzdys, jo idėjos, jo Lietuvos vyrų subūrimas ginti tėvynę buvo saugotas per ilgus okupacijos metus. Ir čia Lietuvoje, partizanų ir tolimose tremtyse, Sibire, ir vėl atgimė mūsų viltimi 88 metais su Sąjūdžiu ir su nepriklausomybės atkūrimu. Šiandieną brigados generolo Paulo Plechavičiaus dvasia, idėjos, jo pasiaukojimas ryžtas, jo įkvepiantys žodžiai lydi tarnaujančius Lietuvos kariuomeniai, atliekančius savo pareigą čia tėvynei ir toli nuo jos įvairiuose pasaulio karštuose taškuose. Tikiu, kad ta savanoriškumo dvasia bus gyva ir kad Lietuva visada bus stipri savo meilę tėvynei ir savo pasirengimu ją apginti. Ačiū. Sveiki visi susirinkusieji. Turbūt ne vienas, galvodamas apie Povilą Plechavičių, apie tą Lietuvą, kuri buvo tuomet, ir apie tas nelaimės, kurios ją ištiko, galvojam ir apie dabartį. O galvodami apie dabartį, matom, kad reikia daug ką keisti. Ir tai, kad Lietuvoje dar labai daug to, prieš ką taip ryžtingai kovojo Plechavičius, tiek daug to, ką paveldėjom iš okupacijos, tai iš tikrųjų ir mūsų atsakomybė, mūsų visų atsakomybė. Tai todėl ir linkiu visiems, kuriems svarbu, kokia Lietuva yra kuriama, galvoti apie tai, prisiimti atsakomybę ir pradėti daryti kitaip. Ačiū tiem vyram ir moterim, kurie inicijavo ir kurie padarė šitą darbą. Nieko nebijojo tų visokių kalbų, tų visokių paskleistų dalykų. Tikrai ačiū jums ir lenkiu galvą. Man atrodo, kad šiandien išmušė istorinė valanda, kai tauta gali išreikšti savo padėką mūsų lietuvių didžiavyriui generolui Povilui Plechavičiui. Tai ir šiandien aš norėčiau visų pirma perduoti atkuriamojo Seimo pirmininko, Sąjūdžio garbės pirmininko, profesoriaus Vytauto Landsbergio padėką
pirmiausia vietinės rinktinės kariams. Ir profesorius prašė, važiuodamas, kad aš padėkočiau už tai, už jų ryžtą, už jų atkaklumą, siekiant įamžinti generolo atminimą. Ir dar vienas dalykas, už kurį prašė padėkoti vietinės rinktinės kariams, už jų ištikimybę Lietuvai ir generolui Povilui Plechavičiui. Vertinant generolą Povilą Plechavičių nuolat kyla daugybė prieštaravimų. Bandoma sumenkinti generolų nuopelnus ir visuomenėje sukelti įvairių abejonių dėl jo veiklos. Už ištikimybę savo kraštui, kario priesaikai, už prisiimtą atsakomybę už kariuomenę nemėgsta šiandien generolo, mano galva, tie, kurie tokiomis savybėmis nepasižymi. Principingi žmonės retai būna populiarūs ir visiems priimtini. Nepaneigiamas faktų išlieka generolo nuostatos ginti savo valstybę, idėja suburti savo kariuomenę, savo valstybės. Tai rodo ir visa generolo biografija.